Gerbiami kolegos, šį kartą noriu pakalbėti apie jau praktiškai tapusį reiškinį, kalbu apie tą nelemtą KGB sąrašo įslaptinimą. Jisai praktiškai tapęs tokiu kietu riešutėliu, kad mūsų Seimas per daugiau nei 30 metų nuo jo niekaip neperkanda. Ir jeigu taip vaizdžiai parodant tą visą procesą, šiek tiek su šypsena, tai įsivaizduokite, jeigu dabar nusišypsotume, o kas antro danties nėra. Taip aš su jumoru galėčiau tą situaciją apibūdinti, o jeigu rimtai, tai norėčiau šiandien pateikti argumentus, labai aiškius, praktiškai kiekvienam lietuviui, kuriam tikrai būtų suprantama, kas čia vyksta ir kodėl tų sąrašų nepavykti įslaptinti ir jį tikrai reikėjo įslaptinti. Todėl visą laiką, kai kalbam apie įslaptinimus, reikia atkreipti į 3 dalykus. Pirma, tai yra tas reiškinys, procesas ar daiktas yra labai vertingas ir jis atitinka valstybės paslapties apibrėžimą, tai čia yra viena. Antra, bet kokią paslaptį gali įslaptinti tik paslapčių subjektai, tiek jie gali suteikti slaptumo žymą, tiek išslaptinti. Tai šį kartą mes kalbame apie KGB sąrašą, tai mes kalbame apie KGB bendradarbius, KGB agentus, kurie už atlyginimą tam vykdė tam tikras užduotis ir tas užduotis vykdė ne bet kur, o Lietuvoje prieš Lietuvos piliečius. Ir trečias labai svarbus dalykas, tai santvarka ir ta paslaptis yra vertinga ar ne, dėl to jai visą laiką įstatyminė forma suteikiama tam tikra paslaptis. Tai jeigu dabar atsižvelgiant į visą tai, ką išaiškinau, tai praktiškai mes kalbame apie sąrašą asmenų, kuriuos įslapino KGB, vadovaujantis įstatymais, kurie veikė Sovietų Sąjungos metu. Tik tai, nes būtent tai ir saugo ir jiems tai buvo vertybė. Atkūrus nepriklausomą valstybę, ką padarė mūsų Lietuva arba tuo metu esantys parlamente žmonės, kurie dabar mes kalbam, kad jie davė pažadą, iš ties jie darė tik pareiškimą, pasakydami, kad tie žmonės, kuriuos įslaptino KGB, toliau bus vėl atkūrus nepriklausomą valstybę, Lietuvos Respublikos įstatymais vėl saugomi. Įsivaizduojat, tai netitinka visiškai jokių apibrėžimų ir teisės normų, kada kita valstybė, jau mes kalbam apie nepriklausomą valstybę, įsipareigojo žodiniu susitarimu tęsti apsaugą KGB organizacijos darbuotojams. Įsivaizduot, kokia yra nesąmonė, bet apie ją niekas dabar nekalba, nors, matau, atėjo laikas kalbėti, ar iš vis tas duotas vadinamas pažadas buvo teisėtas, ar atitinka konstituciją. Nes taip valstybės, kada sudaro tam tikras sutartis tarp valstybių, kalbu, kad būtų aiškiau, pavyzdžiui, dabar mes su NATO valstybėmis turim susitarimus. Ir jeigu mes gaunam kažkokį pranešimą iš kitos valstybės, pavyzdžiui, Vokietijos su slaptumo žymomis, mes įsipareigojam tas paslaptis irgi saugoti, nes ta paslaptis, su kuria mes sudarėm sutartį, vadinasi, mums irgi yra vertybė. Taip, tai su NATO valstybėmis labai aišku, bet kodėl mes saugome Tarybų sąjungos, kurie mes pripažinom, kad yra ir KGB nusikalstama organizacija darbuotojus, nesuprantu. Ir labai blogai, kada mes kalbam apie KGB archyvų sąrašo įslaptinimą, mes šitą dalį, kada atkūrė nepriklausomybę ir buvo vežami archyvai į Rusiją, dalis jų tik buvo sustabdytų, kalbama apie 50 metus, ar ne? Ir mes kažkodėl tai pripažinom tuos maišus su tam paslaptimis, kad tai yra vertybė, mūsų atkurta nepriklausoma valstybė ir juos reikia įslaptinti. Bet neaišku, kas įslaptino, kuo vadovaujantis ir kam tai ir buvo naudinga. Dėl to visi kiti siūlymai, ką mes dabar kalbam, įslaptinimą, dalinį įslaptinimą, tikrai netitinka dabartinės nepriklausomos valstybės teisės normų, nes mums tie sąrašai negali būti ir vertybė, ir mes net neturim tokio apibrėžimų. Taip jau ginčiasi konstitucijos žinovai, kad ko gero tai yra antikonstitucinis duotas pažadas tuometinės tarybos, nes vienintelį dalyką, ką galėjo tik pažadėti, tai tie žmonės, kurie prisipažins, kad jie dirbo KGB, nebus persekiojami ir atleidžiami nuo baudžiamosios atsakomybės. Bet įslaptinti dar sykį ir pratęsti slaptumo terminą, tai yra visiškai nesąmoningas procesas, kurį mes nuolatos tęsiam ir gaunasi, kad mes praktiškai bendradarbiaujam su Tarybų sąjungos KGB organizacija, nes mes tęsiam įsipareigojimą duotą jų savo agentams pažadą, kad nebus įslaptinti, mes vėl juos įslaptinam ir dar pratęsiam terminus. Todėl sakau, šį kartą matau, kad šiandieną mes įslaptinimo procesą perkelim į kitą komitetą. Tikiuosi, kad tas visas bus sąrašas išslaptintas, ką beje siūlė ir mūsų kolega Sinica, ar ne, kad ištaisyti tą
būtent neduota, neteisėtą pažadą įslaptinimo. Pažiūrėsim, kaip bus, bet jeigu ne, turėsim grįžti prie pačios pradžios ir vis dėlto aiškintis konstituciniam berods teisme, ar iš vis toks pažadas buvo galėtas duoti ir ar jis atitinka mūsų konstituciją. Tuo pačiu dar yra laiko, galiu pasakyti ir kitus argumentus, kai sakoma, kad o kas bus, gali būti kilt grėsmė, jeigu sužinos dabartiniai Rusijos FSB arba GRU apie tą sąrašą, kuris prisipažino. Tai reikia visiems pasakyti, kad pirmas tas prisipažinimas 90 metais, kuris buvo, visi žino, kad tas pirmas prisipažinimo sąrašas yra dingęs. Ir reikėjo kartoti jiems vėl prisipažinimą, bet jau netitiko skaičius. Ir niekas dabar bijo net pasakyti, kas tą sąrašą pradangino. O gal būtent KGB ir prasidangino iš karto sužinot, kas prisipažino. Dėl to tai yra vienas klausimas. Ir antras labai svarbus, kai dabar diskutuojame, kad bus per seni tie agentai. Žiūrėkit, visai neseniai Manovas, kur dabar byla teisme, tai yra 82 metų žmogus, buvęs konservatorių partijos narys, 82, kuris veikia labai aktyviai. Ir jeigu taip žiūrint logiškai, ar ne, tai žmogus, kuris tokio amžiaus yra solidus, jisai be jokios abejonės naujiems, kaugero agentams, gal jis ne autoritetas, bet va to amžiaus žmonėms, kada yra agentūrinis tinklas, jis galbūt ir buvo labai svarbus, nes jis buvo etatinis. Ir mes kalbam apie kokį žmonių sąrašą, būtent 80 mečių. Taip, kad gerbėmiai reikia statyti teisingumą, visų pirma, išslaptinti visus, nes niekas daugiau tokios pažadų negalėjo duoti. Tebūnie valstybėje prisimtų, kad jie nebus persekiojami ir baudžiamos atsakomybės nebus. Ir reikia padėti tašką ir priimti tą istorinį momentą ir akcentuoti, išanalizavus pasakyti, kad tas pažadas duotas, tiksliau pasižadėjimas, 15 tik metų buvo neteisėtas, nes jisai netitiko mūsų Lietuvos žmonių piliečių lūkesčių. Saugojo kažkodėl tai tuos agentus, etatinius darbuotojus, kurie dirbo prieš Lietuvos valstybę. Taip, kad šie pagrindiniai akcentai turėtų būti kiekvienam žmogui dabar suprantama, kad apie sąrašų įslaptinimą, kad kažkokių ginčių net neturėtų būti, jis privalo būti įslaptintas ir nedelsiant.